Pasaulį vaizduojos kaip didelę simfoniją, sakė žymus lietuvių kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Naujausi fizikų atradimai ir kosmologinės teorijos leidžia manyti, kad pasaulio struktūra primena labai harmoningą ir sudėtingą geometrinę figūrą, pavaizduotą šiame piešinyje. E8 teorijoje darniai sąveikauja visos jėgos ir visos elementariosios dalelės. Jos autorius Garetas Lisi pamėgino sujungti Einšteino bendrąją reliatyvumo teoriją su kvantinė teorija. Higgso bozono atradimas 2012 metais dar vienas svarbus elementas, papildantis šią kol kas hipotetinę struktūrą. Bet iš tiesų tai bandymų suprasti visatos struktūrą pradžia, nes kelių dalelių atstovaujančių tamsiai medžiagai, šiai ambicingai dėlioniai, visko teorijai dar trūksta. Tad kas buvo atrasta CERN ir kas planuojama toliau? Pirmiausia, tai buvo patvirtinta, kad vis tik tai standartinis modelis veikia puikiai. Antra, aišku, liko tai, kad Higgso bozonas buvo surasta, kad jis yra šiek tiek didesnės masės, negu buvo planuota. Tai, galima sakyti, rodo, kad standartiniu modeliu viskas nesibaigs, ko ir tikėjusi fizikai. Reiktų priminti, kad standartinis modelis yra teorija, aprašanti stipriąją, silpnąją ir elektromagnetinės sąveikas bei fundamentaliasias daleles, iš kurių sudaryta materija. Ši teorija remiasi kvantinė mechanika ir specialiaja reliatyvumo teorija. Elementariosios dalelės skirstomos į bozonus, sąveikos jėgų nešiklius ir medžiagos daleles fermionus. Standartinėme modelyje fermionai savo ruoštų skirstomi į dviejų rūšių elementariuosius fermionus – leptonus, tai yra elektronus ir neutrinus, ir kvarkus. Higgso dalelė yra bozonas, kuriantis savo lauką. Todėl kitų dalelių masė priklauso nuo to, kaip stipriai jos sąveikauja su visur esančiu Higgso lauku. Norint aprašyti mūsų supantį pasaulį, užtenka trijų dalelių – elektronų, protonų ir neutronų. Tačiau nagrinėjant įvairius ekstremalius virsmus visatoje, branduolines reakcijas, tenka pasinaudoti kitomis dalelių šeimomis. After the end of the first phase, which was beginning of 2013, pasibaigus pirmajai tyrimų fazei 2013 metais, pagrindinės jėgos buvo mestos gautų duomenų analizei. Taip pat parengti naujus duomenis antrajai eksperimentų fazei. Taip pat ketinama atnaujinti didžiąją greitintuvo dalį, jo infrastruktūrą. Darbo yra labai daug. Kitų metų pradžioje mes pradėsime antrąją eksperimentų fazę. Kovo mėnesį pradėsime darbus ir tirsime mūsų naujai atrastos dalelės Higgso bozono savybės. Žymiai padidinus greitintuvo energijas, tikimasi aptikti naujų reiškinių ir dalelių, galbūt net tamsiosios medžiagos pėdsakų. Pavyzdžiui, jeigu po dviejų protonų pluoštų susidūrimo dalis energijos dingtų, tai reikštų, kad susidarė dalelės, kurių detektoriai nesugebėjo užfiksuoti. Mes tikimės, kad padidinus greitintuvo energijas sugebėsime atverti pirmąjį langą į tamsiąją visatą. Juk mes nesuprantame 95% visatos, juodosios energijos, juodosios materijos. Pats laikas įžengti į šią tamsiąją visatą. Netoli Ženevos veikiančiame komplekse po žeme sumontuoti 4 didžiuliai detektoriai. Dviejų pagrindinių, vadinamų Atlas ir CMS, svarbiausias uždavinys buvo surinkti Higgso bozono egzistavimo įrodymus. Sekantis žingsnis yra jau spręsti tas problemas, kurias yra iškėlę astronomai, kurie nustatė, kad tiek galaktikos, tiek galaktikų telkiniai yra žymiai sunkesni, negu juose yra medžiagos, tiek žvaigždžių, tiek dujų pavidalu. Ir todėl jie padarė prielaidą, kad turi egzistuoti tam tikra vadinamoji tamsioji medžiaga. Deja, jis sudaryta iš dalelių, kurių negalima pamatyti, naudojant elektromagnetinę spinduliuotę. Tad ką daryti? Jas tiesiog reikia suskaidyti į žinomas daleles ir iš tų pėdsakų rekonstruoti suskilusių dalelių savybės. Tačiau tam, vaizdžiai sakant, reikia kur kas stipresnio plaktuko. Reikalinga tiesiog didinti lekiančių dalelių energiją. Ryšim su tuo dabar ir šiuo momentu vykstanti, jau einant į pabaigą, rekonstrukcija viso didžiojo hadronų kolaiderio, kuris jau bus paleistas pasiekiant didžiausią suplanuotą energiją, reiškia maždaug 7 teraelektronvoltai, arba kitaip tariant, susidaužiančios dalelės išskirs energiją jau
dar dvigubai didesnė 14 teraelektronvoltų. Nemažiau įdomus ir fundamentalūs eksperimentai planuojami, naudojant kitus du detektorius. Pavyzdžiui, detektorius vardu Alisa analizuoja švino branduolių susidūrimo pasekmes. Tai būdas sužinoti, kaip atrodė ką tik gimęs pasaulis. Greitintuve yra paleidžiami ne protonai, o švino branduoliai, kurie susidauždami sukuria tokią situaciją, kokia buvo visatos sprogimo pradinėje fazėje. Ir dabar jau kaip tik tai yra gauta visa eilė duomenų, kuriuose mėginama jau nustatyti kažkurias tai savybės. Ir bent jau yra šiuo metu jau paskelbta, kad yra nustatyta, kad ta medžiaga turėjo tam tikras kaip skysčio savybės. Eksperimentas naudojant detektorių turėtų padėti mokslininkams suprasti, kodėl mūsų pasaulis sudarytas tik iš medžiagos. Po didžiojo sprogimo visatoje buvo po lygiai medžiagos ir antimedžiagos, bet netrukus antimedžiaga išnyko. Kodėl? Šią mįslę tikimasi įminti ištyrus kai kurių kvarkų elgesį. Prie CERNo gimimo ir jo sėkmingos veiklos jau ne vienerius metus prisideda Lietuvos fizikai ir kitų specialybių mokslininkai. Tuos darbus pradėjo akademiko Požėlos grupė 1993 metais ir tada buvo sprendžiami uždaviniai, kokią įtaką gali daryti elektronikai ta apšvita, kurią sukuria susidaužiantis protonų pluoštai. Prie tų į tą uždavinių ratą įsijungėme vėliau mes jau su kiek kita kryptimi, nagrinėjant, kokios medžiagos gali tikti geriausiai tų elementariųjų dalelių trajektorijų registravimui. Pirmasis pasirengimo darbams etapas baigėsi 1998 metais, kai buvo priimti sprendimai, koks turi būti didysis hadronų greitintuvas. Tai, kad detektorių gamybai pasirinktos medžiagos po 5 metų darbo subyrės nuo radiacijos poveikio, paskatino ieškoti būdų, kaip tuos detektorius patobulinti. Tada buvo iškeltas uždavinys, kad reikia kurti naujus detektorius ar tobulinti medžiagą, kad jie vis tik tai būtų šiek tiek spartesnė, nes mokslinių rezultatų buvo laukiama maždaug, kad jos gausim maždaug po 10 metų, tai kad tą laikotarpį sutrumpinti, reikia padaryti tuos detektorius greitesnius ir labiau radiacijai atsparius. Medžiagas gamina technologai, tačiau mokslininkai jiems teikia siūlymus, kokios medžiagos geriausios. Jie nagrinėja, kaip įvairios priemaišos, tokios kaip deguonis, keičia kristalinės gardelės stiprumą. Mes šiuo atveju nagrinėjam keliais būdais, nagrinėjam procesus, kurie vyksta tuo metu, kada šis pusnaikis yra sužadintas. Net ir šiuo metu už mano nugaros esanti aparatūra, joje ir taip pat yra nagrinėjamas labai trumpais šviesos impulsais, sužadinus pusnaikį yra žiūrima, kaip pasikeičia jo savybės. Per 10 metų šios programos vykdytojams pavyko maždaug 5 kartus pagerinti detektoriuose naudojamos medžiagos parametrus. Tačiau tobulumui ribų nėra. Tad programos kolektyvas kas pusę metų susirenka pasitarti dėl naujų tyrimų krypčių. 2004 metais, nes tais metais CERNas ir Lietuva pasirašė mokslinio bendradarbiavimo sutartį. Tai va šitą bendradarbiavimo sutartis jau atvėrė žymiai platesnės galimybės dalyvauti visiems Lietuvos tyrėjų grupėms, kurie gali padaryti tinkamą indėlį į šį projektą. Tai labai puikiai įsijungė informatikai, čia profesoriaus Algimanto Juozapavičiaus komanda, kurie, ėjo tiesiog iš karto jungėsi į kelias problemas. Lietuvos informatikai dabar dalyvauja apdorojant gautus milžiniškus duomenų kiekius. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkai nagrinėja Higgso bozono savybės. Lietuvos mokslininkai dalyvavo įvertinant kompaktinio miuonų solenoido eksperimentų rezultatus. Straipsnyje, kuriame paskelbta apie Higgso bozono atradimą, yra 5 lietuviškos pavardės. Atliekant tos jau minėtus tyrimus, kaip elgiasi medžiaga tuo metu, kada yra apšvitinta didelė radiacija,
Čia mūsų laboratorijoje buvo atrastas labai įdomus efektas, kad pasirodo, kad krūvininkų išnykimo trukmė yra tiesiogiai priklausanti nuo tos, kiek puslankis buvo apšvitintas. Ir CERN-e tie rezultatai buvo labai aukštai įvertinti ir buvo paprašyti, kad mes įsijungtumėm į projektą, kurio metu būtų sukurtas prietaisas, kuriuo galima būtų nagrinėti, kokia radiacija yra visoje aplinkoje. Habilituoto daktaro Eugenijaus Gaubo komanda sukūrė prietaisą skirtą viso CERN-o radiacijos stebėsenai atlikti, nes šis prietaisas pakeičia 3 dabar naudojamus. Be abejo, CERN tai visų pirma fundamentinio mokslo tyrėjų vieta. Šiais tyrimais nesiekima praktinės naudos nedelsiant. Tačiau, kaip liudija ankstesnė patirtis, fundamentinis mokslas yra inovacijų variklis, kurios savo ruožtų skatina vystytis ir fundamentinį mokslą. Pasaulinis tinklas buvo išrastas CERN-e prieš 25 metus. Tai pakeitė pasaulį. Greitintuvus galima naudoti medicinoje, pavyzdžiui, naikinant piktybinius auglius. Šiuo metu pasaulio ligoninėse veikia daugiau kaip 10 000 greitintuvų. Taigi, mokslininkų sukurtos technologijos gali būti tiesiogiai naudojamos visuomenės reikmėms. Svarbu ir tai, kad tokie tarptautiniai projektai skatina idėjų kaitą ir viso pasaulio geriausių protų bendradarbiavimą. Šiuolaikinė vis spartėjanti mokslo ir technologijų pažanga – vienas iš mokslo tarptautiškumo rezultatų. CERN-e dirba 10–11 tūkstančių dalelių fizikos specialistų iš viso pasaulio. Tai fundamentinio mokslo atstovai, tačiau jiems padeda daugybė inžinierių. Jie irgi yra mokslininkai, kadangi visos šios technologijos – kriogenika, elektronika, mechanika, informacinės technologijos reikalauja įvairių sričių mokslininkų. Ir ne tik mokslininkų. Tai vieta, kurioje ne tik dirbama, bet ir studijuojama. Mūsų biudžetas prilygsta didelio Europos, Jungtinių valstijų arba Kanados universiteto biudžetui. Taigi tai nėra ko nors išsiskiriantis biudžetas. Nereikia pamiršti, kad šiuo metu apie 3000 doktorantų atlieka eksperimentus su didžiuoju hadronų kolaideriu. Tad mes iš tiesų panašus į didelį universitetą. Manau, kad tokia yra ateitis įvairiose mokslo srityse.